Sveiki žvejai! Šiandieną laukia įdomi diena, svečiuojasi pas Modestą, tačiau atvažiavau ne kaip visada pas jį į namus su juo susitikti, tačiau į naują vietą, į naują žūklės saloną. Gal pats salonas ir yra naujas, tačiau šita įmonė ir firma jau Alytuje yra žinoma, apie tai plačiau papasakos Modestas ir tikrai džiugu, kad jisai šitoje parduotuvėje, šitame žvejo pasaulyje, kur yra pilna visokiausių prekių ir leis savo laisvas dienas nuo žvejybos. Taip, kad einame, su juo pasisveikinsime ir paklausime, kasgi naujo įvyko Alytuje. Sveikas, Bartai. Sveikas, Modestai. Džiugu tave matyti. Na ką, aš šiek tiek žiūrovam papasakau, kas čia įvyko Alytuje. Gal tu trumpai apibrėžk, kasgi čia naujesnio ir kas įdomesnio jūsų naujam žūklės salone. Na, mes persikėlėme iš Kepyklos gatvės į Kauno 42. Naujos erdvesnės patalpos, naujas pardavėjas. Na ir šiaip daug naujovių iš tikrųjų atsivežėm, padidėjo, kaip minėjau, patalpos, gausa voblerių, gausa guminukų, reinsų, jaukų didelis asortimentas. Na ir prieisime prie masalų. Masalų iš tikrųjų galima pas mus susisakyti daug, dideliais kiekiais. Galite parašyti man į Facebooką, galite susisiekti su Liudas Zaikauskas, UAB Masalas žuvims. Iš vakaro parašote, ryte atvažiuojate, taipogi šiandien kolega Rūnas sukrovė, pamatysite, kokį kiekį Sauliau šiandien imsime. Labai džiugu, kad suruošta bus, nes kiek aš jau seniai girdėjęs, kad būtent šitą įmonę verčiasi prekyba masalais ir įvairiausiais masalais. Ir ką aš Vilniui tikrai pasigesdavau, ko aš Vilniui tikrai pasigesdavau, tai įvairiausių musės lervų įvairiose kombinacijose. Apie tai gal mes pakalbėsime jau nuo kranto, kai ruošiame savo jaukus ir kimšime šėryklas, nes šiandieną, kiek žinau, mes su Modestu važiuojame į Birštoną gaudyti karšių, tikėkimės. Kažką pagausim gal. Tai aišku, kad pagausime, veltui laiko negaištame ir, kiek žinau, tu suruošęs tiek savo, tiek ir man jaukų ir įvairiausių masalų ir apie tai jau nuo Birštono krantinės. Pusantro kilogramo paimsime šiandien, Sauliau, uodotrūklio lervų. Kiek žinau, visą vasarą čia pas jūs uodotrūklio lervų ne problema, ne? Nuolat. Mažesniais kiekiais kiekvieną dieną būna, didesniais kiekiais, jeigu norite, galima užsisakyti iš anksto. Paruošime tiek sportininkams, tiek paprastiems žvejams ir iš tikrųjų problemų nėra dėl to. O kas čia? Kilogramas liekų, Sauliau. O tai ką mes su jais darysim, valgysim? Jeigu išalksim labai, tai gal ir užvalgysim. Taigi einame prie kito šaldytuvo, kur musės lervos. Čia irgi platus asortimentas, tiek kokonai, kasterių vadinami, tiek vakumuotos. Musės lervos iš tikrųjų labai patogu, čia jų yra apie pusę litro. Tai šiandien, matau, mes užsiimsime žuvų maitinimu. Ar bus laiko žvejoti, neaišku. Na ir gyvų musės lervų. Tiek ir pinkai, matau, spalvoti. Taip. Jo. Nu, kai susibersim gražiai indėlius, pasižiūrėsime. Sveikas, Arūnai. Na, mes su Modestu ant vandens, o jūs paliekame čia
leisti gerai laiką. Gerai, keliaujame. Na, atvykome ant gražiosios Birštono krantinės, ant Nemuno ir kaip visada žūklė prasideda nuo jaukų gamybos. Šiandieną pasirinkau jauką Timar Mix Elite karšinį skirtą upiai. Tiesiog bazinis, geras, aukščiausios klasės Timar Mix upinis jaukas. Šiandieną jo dėsiu 3 kg. Kol Saulius maišo jauką, tinginys šitas mūsų, aš iš vakaro susimaišiau. O dabar paruošime tiek matiliuką, truputėlį vandens, kad jie tokie neišsausėtų labai. Tiek į uodo truklio lervą, tiek į vakumuotas musės lervas siūlyčiau įpilti vandens truputėlį. Tas toks amoniako kvapas išeis. Kasterį, kad apsemtų. Masalų daug. Žiūrėsime, kaip su žuvim bus. Dar noriu pristatyti to pačiu progą tokią akciją, kuri vyksta parduotuvėse, kad perkant Diperį Pro Plusą, nemokamai gaunamas toksai rinkinys, teleskopas valžanka, ritė valžanka ir pintas valas valžanka, grinai Diperio mėtymui. Taip, kad perkate Diperį ir gaunate įrankį užmesti Diperį, kad nereiktų sukti galvos. Jeigu, pavyzdžiui, su plūdinė meškerė žvejojate, tai neišeina to Diperio užmesti, tai jums štai dovana rinkinys, būtent prie Diper Pro Pluso. Na ir iš tikrųjų paskubėkite, nes kiekis yra ribotas. Taip, yra 4,2 metro, šiek tiek žolės. Va, išėjimas į kalniuką 4 metrai. Na va, toks nežymus kalniukas pasirodė. Šitoj vietoj tai aš prieš kalniuką kaip tik sėdžiu. Manau, gal visai ir atstumas neblogas. Klipsuojamės. Ir po to atsimatuosime atstumą ir grinai tokia distancija mes į savo šėryklas. Pirminį pajaukinimą darau su daug gyvų masalų. O eigoje žiūrėsim.
Pradinis jaukinimas. Šiaip tai man labiausiai nepatinkantis momentas, bet be jo negalima niekaip pradėti žūklės. Dėl to, kad sumesti ir pasistatyti į vieną, kad atplauktų taškelį žuvis, tai yra privaloma. Pasiartinau distanciją, 6 šėryklos, pirmas metimas ir pirmas karšis. Pradėjau 47 metrais, dabar perėjau į 40 ir gražus karšis turėtų būti. Štai, kokie egzemplioriai papuola Lietuvos vienam iš gražiausių kurortų Birštone.
trumpai noriu pristatyti šiandieną savo masalus, su kuriais gaudau. Tai yra Timar Mix peletės ir šiandieną užsibrėžiau savo tikslą gaudyti išskirtinai tik jomis ir neeksperimentuoti su gyvais masalais. Gyvi masalai labai puikus priedas į jauką ir be jų čia tikrai neįmanoma išsiversti. Ir visiems rekomenduoju, jeigu yra galimybė, kuo daugiau naudoti musės lervų. Ypatingai man patinka vakuumuotos, kur Modestas pasiūlė jau, jos yra negyvos, nereikia plikyti. Taip pat, jeigu yra galimybė, kuo daugiau naudoti uodo truklio lervų. Vasarą šiek tiek jų sunkoka įsigyti, tačiau Alytuje problemų nėra. Ir manau, pagal ir užsakymą gali kiekvienas pasiskambinti, užsisakyti būtent Alytuje šitų gyvų masalų ir bus pristatyti kitą dieną. Na ir karpytas sliekas. Susikarpai su specialiomis žirklutėmis ir tą visą tokią košytę beri į jauką ir darai tokius vadinamus kamščius ir kuo daugiau meti ir jaukini. Kalbant apie, šiek tiek nuklydau nuo temos, apie minkštasias peletės, atsirado naujų spalvų, naujų kvapų. Gal kvapai ir klasikiniai, tradiciniai, tačiau spalvos pasikeitė. Jeigu anksčiau vanilė buvo geltona, tai dabar vanilė yra ir balta. Atsirado karšis grinai, skirta peletė su karšiniu kvapu. Tokia receptūra čia nerašoma, čia jau tik Timaras pats žino, ką jie ten užmaišo ir ką jie ten deda į būtent karščiui skirtas peletės. Marcipanas, labai irgi įdomus kvapas, praeitais metais su juo yra gaudyta, tikrai rezultatyviai. Ir karosam labai patinka lynam marcipanas. Tai tokie momentai, na ir dar, atkreipkite dėmesį, yra puikių priedų, dar šiais metais nebandžiau, mandarinas, naujas atsirado kvapas ir klasikiniai, anyžius, medus, ir grinai karpis, braškė, česnakas, su kuriuo daug kartų yra bandyta. Česnaką naudoju šaltesniam vandeniui ir yra uodo truklio lervos kvapas, irgi paaktyvina, galima užpurkšti ant tos pačios uodo truklio lervos arba galima į šėryklą papurkšti, tiesiog kaip pakamšiuojate, papurkškite šiek tiek į šėryklą, kad suintensyvintų kvapą ir tokiu būdu aprimus kibimui galima taip suaktyvinti kibimą. Taip, kad atkreipkite dėmesį, prekybos vietose, Timar Mix, minkštosios peletės. Mes jau gaudom su jom 4 metai ir rezultatai visai tikrai neblogi. Savaime suprantama, jeigu jūs tenkina smulkmė ir mažesnė žuvis, tai gyvas masalas yra visada numeris 1. Tačiau būna išskirtinių atvejų, kad ir gyvas masalas nepadeda, kaip ir minėjau, ir minkštosios peletės tikrai vilioja stambesnės žuvis.
šiandieną testavau naują įrankį, taipogi Valžankos gamintojo Optima serija. Ir šita serija yra tikrai ekonominės klasės, galingas pakankamai įrankis, 390 ilgio ir testas išmetimo iki 120 gramų. Na, čia pakankamai šiandieną naudojame sunkes šėryklas, 80, 60 gramų ir būtent gaudant 80 gramų šėryklomis, prikimšus dar į jauko ir metant apie 50 kelis metrus, toks įrankis yra idealus gaudant Nemune, didelėje srovėje arba Neryje, pavyzdžiui, kur yra didelė tėkmė, atmata, skirvytė, ypatingai skirvytė, nes 390 ilgis yra labai gerai, nes ten yra briauna ir pasikirtus žuvį reikia aukštai kelti įrankį, kad neįstriktų jūsų šėryklą, nenusipjautų valas į būtent tą briauną kriauklėtą. Ir taip patogiau yra valdyti žuvį srovėje su galingesniu įrankiu, nusiliauninti visiškai meškerę gaudant upėje, Nemune, kaip ir minėjau, skirvytė ir atmatoje tikrai neverta. Ir kad saugiai jaustis, mėtant tokias šėryklas iki 100 gramų, tai rekomenduoju atkreipti dėmesį būtent į šitą feederį, kurio, kaip minėjau, testas iki 120 gramų, yra skirtingos 3 viršūnės keičiamos ir gal ir pagrindinis jos momentas yra, kad jinai tikrai pakankamai yra lengva, kaip tokios ekonominės klasės, tai tikrai įrankis vertas dėmesio ir rekomenduoju visiems būtent atkreipti į jį gaudant su didesnėmis, galingesnėmis šėryklomis ir tolimesnėmis distancijomis. Apie meškerės truputėlį, tai šiandien pradėjau gaudyti su ProSport 100+. 90 gramų šėryklėlė buvo, 52 berods metrus mečiau ir viskas gerai, bet ten žuvies kaip nelabai buvo, tai perėjom į artimesnę distanciją, dabar 40 metrų čia. Lengvesnė meškerė 80+, ProSport elitas, truputėlį aukštesnės klasės meškerė negu Saulius gaudo. Su jie gaudau ir varžybose, ir saunų pavasario Sauliukas kaip įtaisė man jas, taip aš jų ir nepaleidžiu kiekvienoj žūklėj. Tik su jomis ir gaudau tiek upiai, tiek stovinčiam vandenį. Iš tikrųjų puikios meškerės. O nuskriausti neliks ir mano krašto žvėjai, ateisite į parduotuvę, pakratysite, pasižiūrėsite, kažką patarsiu. Turime mes meškerių kol kas nemažai, pasižiūrėsite, pasibandysite ir tikiuosi patiks.
Na, šiandieną žūklę baigiame, pradeda krapnuoti lietus ir tokie keli pastebėjimai. Aš kantriai šiandieną gaudžiau ant pelečių, pagavau tikrai gražų karšį, apie 3 kg. Na ir Modestas irgi susigundė po šio mano laimikio, užsikabino peletį ir taipogi ištraukė savo didžiausią karšį. Tai buvo dar kibimas. Tačiau rezimuojant, jeigu apskritai kibimų gausą ir pagautų žuvų skaičių, tai ženkliai šiandieną efektyviausia buvo uodo truklio lerva, vienareikšmiškai. Nors į jauką dėjome tiek musės lervų, tiek kokonų, tiek karpytų sliekų, spalvotų džiūvėsių, tačiau tų pačių uodo truklio lervų, tačiau karšiai šiandien aktyviausiai graibstė uodo truklio lervą. Na, o didžiausi egzemplioriai, kaip ir minėjau, išlaukus reikiamo momento, užkibo būtent ant minkštųjų pelečių. Tačiau tai buvo tik tais 2 vienetai. Ačiū tau, Modestai, kaip visada už kompaniją. Su tavimi mes dar tikrai susitiksime, suplanavę vieną gražią tokią žūklę Kauno mariose, tikrai nespiningavimas. Dabar nenoriu išduoti, tai stebėkite mūsų laidas ir tikrai pamatysite šitą įdomaus, ko mes dar niekada savo laidose nesame rodę. Šiandien žvybinė laida baigėsi, su šituo Modesto norėjau pasakyti laimikiu, tačiau jam atitrūko. Ir kaip visada, keliamės dabar į laivybos rubriką. Iki pasimatymų. Sveiki, gerbėmieji laivybos mylėtojai. Šiandien laivybos rubrikoje plastikinės valtys. Be abejo, jos yra paplitusios ir labai dažnai naudojamos mūsų vandens telkiniuose. Taigi papasakosime, iš ko padarytos ir kaip geriausiai išsirinkti jums tinkamą. Plastikinės valtys daromas iš stiklo audinio ir tepama derva rankiniu būdu. Yra dar nedidelė dalis valčių, kurios daromos vakuuminiu būdu, liejant ją į formą, tačiau jos būna pakankamai silpnos, dažniau skyla ir netokios kokybiškos. Dėl to per ilgus metus mes išsirinkome šį lietuvių gamintoją, kurio valtis yra patikimos, ilgaamžiškos ir mes galime nebijodami jas pasiūlyti kiekvienam iš jūsų. Dabar apie jų dydžius. Yra dalis žmonių, kurie nori savo valtį vežiotis užsidėję ant automobilio stogo. Tam yra 260 arba 280 metrų ilgio plastikinės valtys. Kaip matome, jos yra pilnai dvigubos, tai yra valties grindys ir jos dugnas yra skirtingi sluoksniai, o tarp jų esantis oro tarpas yra užpildytas putomis. Tokiu atveju net nedidelė valtis yra stabili ir pilnai saugi naudojimui. Taigi jūs ją galite paimti, užsidėti ant automobilio stogo ir netgi vienas naudotis ją prie ežero. Ir plaukioti nedidelėse telkiniuose, tarp meldelių, gaudyti liniukus arba bet kokią kitą jums patinkančią žuvį. Tačiau jeigu vandens telkinys yra didelis
ir jame yra didesnių atvirų plotų ir kartais pakyla bangos, be abejo, jau rekomenduotume rinktis didesnę valtį 310–320 metro ilgio. Kuogi jos skiriasi? Šitoj vietoje mes matome pusiau dvigubą valtį. Tai yra, jos dugnas ir grindis yra tas pats, sutampa. Tai yra, nėra oro tarpo pripildyto putomis, dėl to išlošiamas aukštis, gaunamas gan didelis borto aukštis ir valtyje tu jautiesi daug stabiliau. O tam, kad valtis nenuskęstų ir būtų vis tiek stabili, jos priekis aplink daiktadėžės ir kita pusė yra pripildyti putų, taip pat kyliai pripildyti putų ir oro tarpų. Ypatinga šita valtis yra tuo, kad ji yra trimaranas. Tai yra, jos dugno formoje nėra kylis V formos, kaip pas visas, o yra šonuose 2 kyliukai, o per vidurį mažas trikampiukas ir visa valtis lyg ir prisisiurbia prie vandens paviršiaus. Tokiu atveju ji yra be galo stabili. Šita valtis yra viena populiariausių tarp mūsų žvejų pasirinkimų. Šnekant apie tokio pačio ilgio irgi trimaran tipo valtį, kur mes matome, kad irgi yra vienoj pusėje kyliukas, kitoj pusėje kyliukas, per vidurį žemesnė vieta ir irgi prisisiurbia prie vandens paviršiaus. Jis skiriasi tuo, kad yra pilnai dviguba. Kaip matom, čia yra grindis, kitoj pusėje yra valties dugnas. Tarp jų yra oro tarpas, pripildytas, aišku, putomis, ir šonuose, bortuose yra oro tarpas pripildytas putomis. Yra labai stabili ir labai plūdrumas didžiulis. Tačiau jos bortas nuo čia iki viršaus jau yra mažesnis. Ir jau šitoj valtyje aš nebe taip jaučiuosi saugiai. Taigi prie namų tvenkinyje, nedidelėme ežere, galbūt rekomenduočiau ir tokią valtį. Ji yra gražesnė, didesnių formų, dviguba, putom pripildyta. Nu, sakykime, šituo atveju tokia, tačiau vis tiek dažniausias žvejų pasirinkimas ir ūkiškiausia yra gili valtis, pusiau dviguba, kur dugnas yra sutampantis su grindim giliai apačioj, aukšti bortai, priekis galas su plūdrumo elementais ir trimarano dugnas, kad būtų be galo stabili. Toliau, šnekant apie valtis, kurios yra pakankamai saugios palikti visam laikui prie ežero, prie sodybos, jeigu yra prižiūrima, pastoviai gyvenama, tai geriausia pasirinkti didžiulę valtį. Štai mes matome 4,20 ilgio, 1,5 metro pločio valtį. Jos ypatybė yra ta, kad jo yra labai daug vietos. Jeigu visą dieną jūs sėdėsite meldose žvejodami, arba ešerių žvejosite gyva žuvelė, arba spiningausite, jūs nepavargsite. Pilnai turėsit vietos susėsti ir su draugu, ir susidėti maistą, rūbus, žuvį, graibštą. Yra tikrai labai didelė, labai stabili. Didžiulė valtis. Taip grįžus ją užtraukia ant kranto, apverti ir jinai ten guli. Taip kad jeigu galima pakankamai saugiai palikti, rekomenduočiau tikrai didžiulę 4,20 metro valtį, patogiam labai naudojimui ir ant jos jau galima užsidėti taip šiemet visų mėgstamą 10 arklio jėgų variklį, kadangi pagal naują tvarką nereikia teisių ir galima praktiškai bet kur plaukioti. Taip kad 4 metrų ilgio valtis padaryta iš 6 sluoksnių armuoto audeklo, tai yra dedamas ne tik tai stiklo audinys,
dervos rankiniu būdu su voleliais, bet dedamas dar ir armuotas audinys, tam tikrų kitų būdų perpintas, kad ji būtų dar stipresnė. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad būna lenkiškų arba kai kurių vos ne vienadienių gamintojų, kurie gamina valtis iš pigių dervų, naudoja mažiau sluoksnių, jos būna plonesnės ir su tokiais gamintojais ilgus metus dirbdami mes atsisveikinam, nes pasitaiko problemų, borto tai važiuodamas atsikabina nuo priekabos, nukrenta valtis, tai išsiskečia per sujungimą. Ne. Šis lietuvių gamintojas naudoja tik norvegiškas dervas, kurių savybės elastingumas, tankis, tamprumas yra geros kokybės, atitinkantis gan skirtingas mūsų sąlygas, kai žiemos šaltos, o vasaros labai karštos. Ir dėl to mes jomis galime pasitikėti. Ir galime ramia širdimi rekomenduoti kiekvienam mūsų žvejui arba plaukiotojui, dažnai jas įsigyja įvairių poilsiaviečių šeimininkai. Na, o jeigu jūs norite pasidaryti jau beveik katerį, tai galite jūs dairytis į didelę valtį, 4,5 metro ilgio, prie kurios galima montuoti konsolę ir vairą, naudoti variklį nuotoliniu būdu. Taip kad už mažus pinigus gaunasi jau pilnas kateris, kur su vairu, su didesniu varikliu, su vėjeliu jūs galite dideliam telkinyje prasilėkti apžvalginiu turu, pasiplaukioti, pažvejoti ir naudoti pilnai kokybiškai jau kaip katerį, tokią didelį valtį. Taigi, plastikinės valtys, kiek be atsirastų naujoviškų pripučiamų, kurios be abejo turi savų pliusų, kad galima jas išleisti ir pervažiuoti į kitą šalį, ir jos yra be galo stabilios dėka savo pripučiamų bortų arba aliuminių valčių, kurios yra labai gerai slystančios, tačiau pavojingos galbūt dėl saugojimo, vagysčių prasme. Plastikinės valtys vis tiek turėjo, turi ir turės savo vietą valčių rinkoje. Ir aš manau, kad mūsų salonuose, mūsų konsultantai tikrai suras jums tinkamą modelį. Ar norėsite vežtis ant stogo, ar norėsite naudotis nedideliam ežeriuke, ar prabangiai ir linksmai dūkti su draugais netgi mariose. Taigi plastikinės valtys yra ir buvo mūsų žvejų ir plaukiotojų draugas. Tiek šiandien rubrikoje laivyba, o aš Darius su jumis atsisveikinu ir kaip visada linkiu jums smagaus plaukiojimo. Iki!